Ką aš pastebėjau krikščionių tarpe, tokio tai yra buvę ne kartą ir mane visada tai stebindavo. Krikščionis yra 20 metų tikėjime, 20-30 metų tikėjime ir tarkim ateina ir tavęs prašo, ar tavęs, arba lyderio, arba pastorius sako pasimelsk už mane, pas manęs yra tokia situacija. Taip, Biblija sako, melskite vienas už kitą, ar ne? Tas yra momentas, tas yra teisingai. Bet aš noriu pasakyti taip, jeigu tu esi 30 metų tikėjime, tai klausimas, tai nejau tu neturi jėgų pats pasimelsti už save, už savo situaciją, kad tu meldiesi kitą. Ta prasme, mes iš viso nesame išmokinti to momento, kad yra situacija, yra problema, kad aš stoviu ant kelių savo maldos kambarį, kol nėra tai pramelsta. Mums yra lengviau paprašyti kitam permesti tą tokią atsakomybę, kuri iš tikrųjų yra tau uždėta. Čia yra ant tavo atsakomybė, yra tavo gyvenimas, yra ant tavo atsakomybės, tavo šeima yra ant tavo atsakomybės ir neturi prašyti kito. Aš nesakau, kad tu negali prašyti, aš suprantu, ateina naujatikiai, jie nemoka, jiems reikia pagalbos, juos reikia išmokinti melstis, ne, bet kai žmogus yra 20-30 metų tikėjime, dar sako, ateina ir prašo maldos, man mažiausiai yra keista, iš tikrųjų taip visiškai neturėtų. Reiškia, žmonės netreniruoja savo maldos kambarį, jie nemoka melstis, pakol ateitų atsakymas. Jie nemoka, nes jie nedaro, nes jie tingi to daryti, nes čia yra kaina didžiulė, jiem yra lengviau paprašyti kito, kad kitas kažkas pasimelstų, ar ne? Eina pas pastorių pasimelsk, arba žmonės yra 30 metų tikėjime ir jie dar eina į priekį, kad už juos kažkas pasimelstų. Jeigu taip atvirai, iš viso aš nepamenu. Gal kažkada vieną yra gyvenime kartą buvę, kad aš prašiau maldos, iš tikrųjų net nepamenu. Ir ne todėl, kad aš kažkaip noriu pasididžiuoti čia, bet man yra keista, kodėl aš turiu kito prašyti, kad už mane pasimelstų dėl mano šeimos, kažkokių santykių, dar kažką, kodėl aš pats to negaliu daryti. Tarsi, kas man nėra duota jėgos pramelsti situacijos dėl išgydymo, dėl atstatymų, dėl santykių išgydymo, dėl finansų, kas man nėra duota, kodėl aš turiu kito melstis. Ta prasme, aš noriu išmokti, lygiai taip pat kaip Dovydas, ar ne? Jisai prieš tai, kai stoja prieš Galijotą, ką jisai dar jis ganė vis ir ten, ir liūtą sudoroja, ir lokį, ar ką ten, dabar nepamenu. Ta prasme, jis jaunas būdamas jau mokėjo kovoti, ar ne, ir kitų neprašydavo, ta prasme, jis buvo karys. Tai man labai yra graudu žiūrėti, kur krikščionas arba būna Facebook'ose rašo, pasimelskit, ten serga kažkas. Ir man, pavyzdžiui, labai keista, aš nežinau, kodėl taip žmonės daro. Tarkim, ir jie ten parašo žinutėse pačioj, po postą uždeda tokias rankelės, ne, ir parašo, Dievas tau te pagelbėja, tai čia po kas čia malda yra, aš iš viso, šokė esu, ta prasme, kaip čia dabar, aš įdėsiu, pasimelskit į Facebooką ir viskas man situacija išsispręs ten, ta prasme, bus pramelsta, visą kitą, kažkokia nesąmonė ir iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti, mes patys turėjom jau seniausiai išmokti maldos kambarį, melstis, pakol ateis atsakymas. Sako, belskite, pakol bus atidaryta. Ir originaliai, kai yra Biblijoje parašyta, kur sako, belskite, ieškokite, ar ne, bus atidaryta, prašykite ir gausite, ten eina kalba apie, kur sako, ten parašyta taip įdomiai, kad ne tai, kad duotų pasibelsk taip su pirštuku, ten parašyta mintis tokia, kad tu jau turi dėti su kumščiais ir spirti su koja duris į tą situaciją, nes tu turi verštis ir užpulti tą situaciją, tą maldą tu turi atkovoti su ryžtu, su užsispyrimo, ne taip, kad Dieve, gal atidaryk čia man ir tu pabeldi vieną kartą ir viskas. Ir tu viskas, visa tavo malda, visas tavo ryžtas, visas tavo užsispyrimas toks. Ten parašyta, kad tu turi tarsi su koja duris atsidaryti, tu taip turi eiti, melstis. Sako, karšta teisų malda daug ką gali, iš tikrųjų gyvenime pas manęs buvo daug maldų, aš mačiau labai daug pergalių mačiau,
būtent atsakymų į maldas. Ir niekada aš neprašiau ir nesakau, kad nereikia prašyti kitų. Tikrai yra situacijos, kuris gal silpnesnis, gal jam reikia pagalbos, bet jis prašo kitų, bet tuo pačiu ir jisai pats turi gyventi maldos kambaryje, prašyti Dievo, išmokti melstis ir išmokti sulaukti atsakymą. Ir kartais į tai yra ne viena malda, ne 2 ir ne 3, kartais pusę metų reikia sėdėti, melstis, kol gauni atsakymą. Bet aš esu mačius labai didelių maldų, kur iš vienos maldos gavau labai didelių atsakymų. Kažkada pasidalinsiu.